Viešpats su jumis. Visus sveikiname nuoširdžiai susirinkusius į sekminių atlaidus. Taip pat pirmiausiai sveikiname kunigą Ričardą Dodeiką, kuris sutiko mus aplankyti. Ačiū Jums, kunigė Ričardai, nuoširdžiai, kad aukosite šventąsias mišias jums, mūsų parapijai. Taip pat vargonininkų ir Kęstučiui Tumynui, Rumbonių parapijos vargonininkų didelis dėkui. Iš šios šventosios mišios bus aukojamos už mirusiuosius. Jie atvyko 10 mirties metinėse Prancišką, Adalmonių giminės mirusiuosius, amžinatilsį Mariją, amžinatilsį Raimundą, 8 mėnesiai po mirties, taip pat mirusiuosius Viliją, Mariją, Balsių, Kondorkevičių mirusiuosius ir taip pat amžinatilsį Vytautą. Mėly brangūs broliai seserys, Pilas parapijos klebonė, švenčiame sekmines, 50 diena po Velykų. Ši diena mūsų gimimo diena. Šiandien per dvasią gimsta bažnyčia, gimsta krikščionis. Gimsta tas drąsių žmonių būrelis, kurie tikėjo, patikėjo ir pasitikėjo. Kai yra abipusiškas pasitikėjimas, neįmanoma suklysti. Ir tas būrelis žmonių, kuris išplito po visą pasaulį, nešdamas tikėjimo ir patikėjimo dovaną, sukūrė tą tikrovę, kurioje mes šiandien esame, šią krikščionišką 2000 metų esančią civilizaciją. Teisės, pažangą, mokslą, mediciną, nedirbtinį intelektą, lėktuvus ir traukinius, knygas ir visą tai, kas mes šiandien esame. Didžiausius architektūros stilius, madas, kiekvieno mūsų sotumo ženklą. Šiandien labai nuoširdžiai noriu padėkoti, kad galiu būti šalia jūsų. Kad mes visi kartu, kaip Dievo tauta, galim garbinti Viešpatį, nes Dievo tauta neklysta. Nes mes patikėjome, Jis prisikėlė. Ir šiandien labai noriu nuoširdžiai paprašyti, kad šventų mišių aukoje mes kiekvienas padėkotume Dievui už tai, kad esame tikintis. Galime tokiais nebūti. Sakytų daugelis iš to, ką mes būtume praradę. Bet žinot, būtume praradę tris esminius dalykus. Tiesa, kad esame sukurti tėvų pradėti nuotoliu gimdyti. Būtume praradę santykius, nes bažnyčioje mes kitam pasakome žodžius broliai seserys ir ponas mokomas, nepastumti šalia esančių žmogaus. Ir būtume netekę vilties. Nes šiandien pasaulis viltį pakeitė optimizmo. Optimizmas kartais nugali, bet viltis niekada nepara. O mūsų vilties lygi nebetongumas ir prisikėlimas. Ir šiandien švęskime šventąsias mišias dėkingume, kad esame tikintys. Kad turime gražias savo krašto tradicijas, turime gražius papročius, turime nuostabią kalbą. Jeigu šį šventųjų mišių auka ir būna garbinimo ir padėkos valanda. Ir ačiū už tą didžiausią dovaną, kuris šiandien padovanojate ir Dievui, ir savo, ir visai šiai bendruomenei. Tai laiko dovana. Neskubėkite šiandien. Šiandien sekmadienis. Tai ne laisvalaikio, bet garbinimo ir poilsio diena. Dabar mes galime Viešpatį. Po šventųjų mišių, po procesijos būsime kviečiami švęsti sekmadienį, bendrauti, dalintis atloštos duonos darboje. Tai ne laisvalaikis, tai poilsis, santykis, žmogaus artumas. Tai nuoširdžiai noriu padėkoti ir paprašyti šiandien iš kiekvieno iš jūsų labai didelės dovanos laiko kartu. Nėra didesnės dovanos už padovanotą laiką. Taigi šventų mišių aukos pradžioje šį sekmadienį lydinti savo namų bažnytėlėje, atvertam savo širdis dvasios malonę, kurioje mes atsiprašome Viešpaties už savo silpnybes, savo netobulumus ir nuodėmes ir tikime, kad Jis žvelgdamas į mus mato didžiulę ateitį, pasitikėjimo ateitį. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau
mintimis, žodžiais, darbais ir apsireiškimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiai mergelę visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatyje. Tepasibaigia mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Ir pripildyti didžiųjų širdis tokio uolumo, kokio jas dieviškai dosniai dovanoja pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Dabar visi kartu sėskime, klausykis Dievo žodžio. O mėly vaikai, susėskite čia ant. Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąją kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirene gyventojai. Ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis. Viešpatie atsiųs savo dvasią ir atnaujinki žemės veidą. Viešpatie atsiųs savo dvasią ir atnaujinki žemės veidą. Tu mano siela viešpatie šlovink, viešpatie Dieve, koks esi didis. Pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidurė ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems savo rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Wieczorem, dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte i obawy przed Żydami.
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach technął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Girdėjome viešpaties žodį. O tai labai mums visiems ausiai įprastas sakinys – pergalė prieš mirtį. Bet šiandieną čia susirinkusi Dievo tauta, mes esame kviečiami dar kartą patikėti šito sakinio turiniu. Tikrai mirtis yra nugalėta. Vis mirtis, kuri prisiliečia prie mūsų artimųjų, nebeturi įtakos mūsų ateičiai. Mirties nugalėjimas nėra mirties eliminavimas. Mirties nugalėjimas yra žmogaus sugrąžinimas ten, kur jo vieta – gyvenimas ir nemirtingumas. Ir tai gilu, tai būtina suprasti. Supratus patikėti, patikėjus pasitikėti ir kaip drįsau sakyti mišių aukos pradžioje, kai yra abipusiškas pasitikėjimas, suklysti negali. Šiandienos žmogui tai reikia tik pasitikėti. Kaip Dievo tauta šiandien mes skelbiame šitą žinią. Mirtis yra nugalėta. Mes esame nemirtingi, prisikeliantys ir turintys gyvenimą. Sekminėse, kurią šiandien minime, bešvenčiame Velykų pilnatvę. Šiandien užbaigėme Velykų laikotarpį, rytoj žengsime vėl į liturginį žalios spalvos laiką. Nors atrodo sekminės užbaigė Velykų laiką, bet šiandiena yra daugiau pradžia negu pabaiga, nes šiandien mes švenčiame bažnyčios gimimą. Šitaip gimsta krikščionis. Iš nedrąsos, iš baimės. Kaip girdėjome mišių Evangelijų, durys esant užrakintoms, iš pasimetimo. Broliai seserys, iš išdavysčių, Petro išdavystės, Judo išdavystės, išsivėlusių mokinių, iš galios, kas yra tiesa, iš nurodymų pasmerkti. Iš viso to, kas šiandien net į Dievo motinos glėbį vėl buvo sugrąžintas, sunaikintas ir išdarkytas žmogaus kūnas. Pasimk šitą mėsą, daryk, ką nori su savo vaiku. Iš visų šitų patirčių, ištikimųjų, išlikusių, atstovėjusių žmonių būrelio, gimsta civilizacija. 2000 metų. Ir tą, kas sakiau mišių aukos pradžioje, gimsta teisės, gimsta demokratija, gimsta valstybės, menai, medicina, kosmosas, pažanga, dirbtinis intelektas. Tiesiog kažkas patikėjęs leidosi, kad tai įvyktų. Ir šiandieną, broliai seserys, kai mes švenčiame savo kaip krikščionio žmogaus gyvenimą, čia paprastoj savo namų bažnytėlėj mes esame kviečiami suprasti, kokia galia tau suteikta. Didžiulė galia. Esam tarsi kaimiškoj bendruomenė, miestelio bendruomenė. Daug jūsų pasakyti, ką mes čia galime, Vilnius, teatrai, dideli ponai, dideli rūmai, nebragėliai, nenuvertinkim savęs. Labai keista, kad tamsa nori, kad mes būtume niekas. Bet būkime atsargus. Kai žmonės perskaito, kad tu esi niekas, nieko nesugebi, jie to pasinaudoja. Ir dar tiesiog nusimano kojas. Jeigu tu esi niekas, aš turiu galima turėti ateitį. Jeigu tu nieko nesugebi, ar galima tau kažką rimto patikėti? Jeigu tu esi tiesiog nesimaišantis ir nedrąsus, ar galima tau rimtą užduotį pavesti? Ne, tu esi niekas. Kaip šiandien tamsos pasaulis dar kartą bando diskredituoti žmogų, jį paverčia nieku.
O brolieji, kokia didžiulė galia mums yra suteikta. Viena ir pati pagrindinė. Iš ko šiandien galime atpažinti tikintį žmogų? Iš to, kad jis lanko bažnyčią? Ne. Iš to, kad jis kalba maldas? Ne. Iš to, kad jisai tradicijas ir papročius saugo? Ne. Šiandienos epochoje krikščionį galime atpažinti iš vieno veiksmo. Tas, kas tiki Dievą, niekada nepastumia kito žmogaus. Nes čia yra šitos civilizacijos viršūnė. Nes Kristus Dievą nepastumia. Tai nereiškia, kad susitiko su visų žmonių gyvenimų sprendimais. Kristus dažnai kritikavo, daug ką pasakė į vietą, buvo net kartais savotiškai grubus, eiti šalin, galime išgamos. Jisai neviliojo žodžių valių. Bet visi jo žodžiai buvo su vieninteliu tikslu. Man rūpi tu. Ir aš niekada nesusitaikysiu su tuo, į kokį tu gyvenimo tamsumą esi įkliuvęs. Aš leisiuos į pačią didžiausią dieną. Kad labai pakankamai grubiai įsiveršiu tavo gyvenimą. Kad tave sudriebęs už sugrąžinčiau į gyvenimą ir tvirtą žemę po kojomis. Tas, kas tiki Dievą, nepastumia kito žmogaus. Tada mes galime iš tikrųjų kelti klausimą, kiek yra tikinčių ir kiek yra krikščionių. Aš pats kaip kunigas darau tą didžiulę takoskyrą pačioj krikščionybėj. Nes yra labai daug krikščionių, kuriems nereikia Dievo, nereikia bažnyčios, sakramentų, santykių, mišių. Jiems nieko nereikia. Tokie žmonės sako, aš turiu Dievą širdį. Žinai, kad turiu Dievą širdį, tai jau daugiau nieko nebereikia. Net aš kaip kunigas ne visą laiką turiu širdį. Man sakau, kad Dievas būtų mano gyvenime. Nes jeigu yra Dievas širdį, o tu apkalbi, šviežiai, stundai, vengi bendruomenės, tave negana žmonės būnantis bažnyčioje, tau labai sunku rasti laiko maldai savo širdžiai. Tai kas už tą pasakymą, kad aš turiu Dievą širdį? Melas ir melas. Ir šiandieną krikščionybėje yra tada keista takoskyra tarp krikščionių ir Jėzaus mokinių. Bažnyčia gimsta per Jėzaus mokinius. Jėzaus mokinys supranta, kas yra tik žmogus. Jam reikia bendruomenės, jam reikia sakramentų, jam reikia atsiklaupti ir atsistoti, sukalbėti maldą ir atsiprašyti, jam reikia atleisti. Tai netgi šiandien čia bažnytėlė labai yra svarbu sekminių dieną pažvelgti savo širdį ir savo pačiam atsakyti, aš esu krikščionis ar Jėzus mokinys. Nes šiandien labai daug krikščionių apleidžia bažnyčias. Užteko kelis metus turėti šiokį tokį nepatogumą su kovidu. Išsivaikščiom visą bažnyčius. Jie sugrįžo kur? Sugrįžo į Palangą, sugrįžo į lėktuvus, į Turkiją sugrįžo. Jie visur sugrįžo, tik negrįžo pusė žmonių į bažnyčias. Ir dar kovidas, man tada labai sunkus dalykas. Jie tiesiog ieškojo pasiteisinimo nesugrįžti. Ir tą pasiteisinimą laiko kaip esminį dalyką. Po kovido bažnyčioje neliko pusė žmonių. Kodėl? Nes jie vaikščiojo iki kovido per prievartą bažnyčią. Jiems tai buvo našta, pareiga, kančia ir ieškojo jie pabėgimo. Ir jeigu esat vieną kartą išduos, pabėgs ir turės Dievą širdyje. Kaip išmintinga. Šiandien čia, kurie mes esame tai Jėzaus mokiniai. Jėzaus mokiniai, kurie šiandien iš įvairiausių namų, miestelių, kaimų suvažiavome. Susirinkome. Nes suprantame, kad mums tai būtina kaip gyvybė, kaip vanduo, kaip duonos kąsnis. Nes mes esame santykis. Kas yra žmogus? Santykis. Dievo ir vyro moters santykis.
Šiandieną mes dėkojame Dievui, kad tokiais esame. Kad esame Dievo tauta, tikinčiais. Kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba. Pirmajame mišių skaitinėje susidurėme su vėjo ir ugnies įvaizdžiais. Jie išreiškia Dievo galinčio pakeisti visą, net buvimą su mumis. Kaip mes juos girdime, stebėsi į Jeruzalę susirinkę žmonės, o iš tiesų krikščionybės kalba yra vienintelė kalba. Kalba, kurią visi supranta. Tai buvo meilės kalba. Nes mes kiekvienas suprantame mylinčio žmogaus poelgį. Ir visi mokame atskirti smūgį nuo švelnumo. Lygiai taip pat ir dvasios dovana. Pirmiausia reiškia gėrį daromą vienybėje su Dievu. Ir visą tai jau nepriklauso nei nuo kalbos, kultūrinės aplinkos ar išpažįstamo tikėjimo. Mes šiandien užbaigėme Velykas. Per gavėnią mums labai buvo daug kartų parodytas kryžius. Didįjį penktadienis buvo nukertas. Ir labai dažnai, kai mes žvelgiame į ką mes matome. Mes matome kančią. Ir daugelis žmonių sako, pažiūrėk, kaip jis kentėjo. Ir tada atsiranda labai daug žmonių, kurie sako, krikščionybė yra kančios religija. Ten reikia labai kentėti, viską atgailauti, klūpėti, atsiprašinėti. Ir tokia krikščionybė sako, atima žiūrų žmonių gyvenimą, pasikeisina į laisvę, laimę, patogumus, nes vėti kančia, už viską kaltas. Koks yra neteisingas žingsnis. Šiandien, broliai seserys, čia jūsų namų bažnytėlė. Net ir į Kristų, kuris matote centrinėme altoriuje, taip pat daug kas pasakys, žiūrėk, kaip jis kenčia. Krūminas, rankos surakintos, erškėčių vainikas. Neverkiu. Šiandien kaip kunigas drįstu tų kiekvieno iš jūsų paprašyti. Ir į šią Kristaus kultūrą, ir į kryžių. Žiūrėk kitų žvilgsnių, ne kaip jis kenčia, bet kaip jis tave myli. Štai kaip jis tave myli. Ir tik paskui iš meilės kenčia, nes pirmiausia pamilo. Kiekvienas iš jūsų, kam iš jūsų teko nukaršinti savo žmogų, kam iš jūsų teko sėdėti ilgas valandas prie verkiančio artimojo, kam iš jūsų teko daugybę metų padovanoti slaugant ant patalo paguldytą artimą. Kai jums žmonės sakė, kaip tu kenti, kaip aš tave užjaučiu, o jau 5 metai jojukas ant lovytės guli, jau 7 metai tu negali atostogų turėti, nes tavo motina pas tave. Ir jūs ką sakėt? Kvailiai. Kokia čia kančia? Čia mano meilė, aš myliu savo žmogų, savo mamą, rūpinosi. Ir jūs nesusimastėte, kad tai buvo jūsų kančia, ne, tai buvo jūsų meilė. Ir buvo labai keista. Ir tada jūs pasimetėte. Ir šiek tiek galbūt susivažiuote. Kaip įrodyti kitiems, kad tai ne kančia, o meilė. Ir ką jūs darėte? Jūs nustojate klausyti nesąmonių ir nuvykote mylėti savo žmogų. Lygiai taip pat užjūtėsi. Štai pažiūrėk, kaip jisai kenčia, štai pažiūrėk, kaip jisai myli. Nes mes, krikščionys, sugebame atskirti smūgį nuo švelnumo. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram valdai. Antrame skaitinėje mums aiškina apaštalas Paulius. Ir iš to kyla žmonių bendrystė, tai tarpusavio supratimas. Evangelijoje mes girdėjome pasakojimą apie Jėzaus mokinius, užsidariusius kambaryje dėl baimės. Baimė visada uždaro, baimė visada surakina, baimė visada pasikėsina į bet kokį šviesos spindulį. Taip atsitinka su kiekvienu iš mūsų, kai užsidarome savyje. Ir kodėl šiandieną tamsos pasaulis, šėtono pasaulis,
ciniškumo pasaulis taip stipriai akcentuoja mūsų nepriklausomumą. Ne dėl to, kad patarnautų, kad mes esame asmenybės, ne, bet tam, kad mus izoliuotų. Tavo metrai, tavo karmos, negalime arčiau prieiti. Dabar žmogaus negalime nei pamokyti, nei pagarti, nes jis labai įsižeidžia labai greitai. Šiandien galima žmogaus nei augti, nei sakyti, net šiandieną atėjo laikai, kada reikia tėvus ginti nuo vaikų teisių. Nes šiandien vaikai vienu skambučiu gali sugriauti visą savo šeimą. Dėl to, kad nebuvo išpildyta jų užgaida. Ir vaikai atrimokyti, jeigu kas nors netinka, paskambink į teisės ir pasakyk, tada nuskriaudė. Ir šeima bus išdraskyti, vėl uždarytas, kitai kitą su tavais svetimą šeimą. Šiandien net reikia tėvus gydyti nuo vaikų. Įvertinimą į uždarumą, į bet kokius santykių nutraukimą, į baimę. Bijau pasakyti, bijau išreikšti nuomonę. Esu skaitęs vieną statistiką, kad šiandien po 30 nepriklausomybės metų Lietuvoje apie 80% žmonių bijo pasakyti savo nuomonę. Ir tai yra normalu? Ne. Tai yra nepriklausomybė. Vienatvė vedanti į baimę. Kai užsidarome savyje, kai vengiame bendrystę su kitais žmonėmis, kai pasiduodame mūsų paralyžiuojančiai baimei, kai tik tada į mūsų širdis turi įžengti šventoji dvasia, kad mus prikeltų, suteiktų vėl jėgų gyventi, išvaduotų nuo izoliacijos ir vienišumo. Ir kai šiandieną kažkas aplinkoje, kai girdite išreiškia nuoskaudą, esu vienišas, niekam nereikalingas. Labai nuoširdžiai prašau, pasakykite, yra bažnyčia, kur sekmadienį susirenka Dievo tauta. Ir ten yra labai daug skirtingų žmonių, kurie kalba meilės kalba. Tau palinkės ramybės. Šiandieninėme pasaulyje bažnyčios erdvė yra atsakymas sulaužantis vienišumą ir baimę. Pasikartosiu, Dievo tauta neklysta. Atskirai po vieną mes suveikiame, bet kai esam kartu, kai pasitikim, kai vienas už kitą prisiimam atsakomybę, kai išdrįstame patarti, apsaugoti, sulaikyti nuo blogio, o ne tik stebėti ir žavėtis ir plekti, mes ir tampame Jėzus mokiniais. Jėzus mokiniais. Gerbiamam Vilniaus Juozapo parapijos klebonui, visai Lietuvai pažįstamam, mylimam kunigui Ričardui Doveikai už paaukotas iškilmingas šventas mišias. Ačiū Jums, gerbiamas klebone, už tai, kad nešat šviesą, viltį, išmintį, tikėjimą ir ramybę. Linkime Jums kuo didžiausios sėkmės, stiprios sveikatos, Dievo palaimos ir mergelės Marijos globos. Ačiū. Dova
didžias atminęs tavo šios
Čia mano taip, nes prestižinė. Aš pamatėme, eimučiuosi, pamatėme. Reikės mums savo kančios atminimą. Išmokyk mus taip garbinti šventasias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Sekminių šventimo tradicija išliko gyva iki šių dienų. Dar kartelį dėkojame gerbiamam klebonui Ričardui Doveikai už šventas mišias, už buvimą kartu. Dievulis nepagalėjo šiandien. Taip, paplokim be abejo, drąsiau. Dievulis mums šiandien nepagailėjo gero oro, tad džiaukimės šią gražią šventę, šiuo gražiu oru ir mūsų gražią bendrystę. Labai smagu, kad jūsų tiek daug susirinko į šios dienos atlaidus, į tokią gražią šventę. Na ir jums, mėlieji, mūsų kaimo folkloro ansamblis dovanoja kelias liaudies dainas. Paklausykit. Be vėjo, lakštingėlė čiulbėjo, čiulbėjo. Lakštingėlė čiulbėjo, čiulbėjo. Po beržynu vaikščiojau, vaikščiojau. Biro žirgo ieškojau, ieškojau. Biro žirgo ieškojau, ieškojau. Biro žirgo neradau, neradau. Cik mergelai sucikau, sucikau. Cik mergelai sucikau, sucikau. Labas vakars, mergela, mergela. Ar nematei žirgelio, žirgelio? Ar nematei žirgelio, žirgelio? Matyt, mačiau žirgelį, žirgelį, savo tėvo dvarelį, dvarelį. Savo tėvo dvarelį, dvarelį. Pasakykė mergela, mergela, kokių škadų padarė, padarė. Kokių škadų padarė, padarė. Aukso tvorų išgriovė, išgriovė. Brangius kvietkus išminė, išminė. Brangius kvietkus išminė, išminė. Pasakykė mergela, mergela, kad cei kvietkai žydėjo, žydėjo. Kad cei
Kaip žvaigždelės mirgėjo, mirgėjo, kaip žvaigždelės mirgėjo, mirgėjo.
Atsirado kojom vaikšto, tai dvare. Varinai? Kaip sveikata? Niekur. Sakai, žiūrėk į pasą, neteisi. Jo, taip bus kažkokia 15.
Nu, Dubičiuose šventė tęsiasi. O dėdas jau namo važiuos. Saulutė gavau kapleikę. Jums parodau šiek tiek vaizdų. Visiems sveikatos ir ramybės.